Nu ką, nežinau, pralaimėjom. Gerai jie žaidė, tikrai Delnikaičio šou antram kėliny. Manau, per daug jas užsileidžiam į priekį, paskui bandom vytis, bet jie patyrus komandą ir neišeina pasivyti naujų ir šiuo momentu geriau atrodo, bet dar nieko jie nelaimėjo. Tikrai nepasiduodam ir nekeliam baltos vėliavos ir kovosim iki galo. Jau trečias turbūt rungtynės iš eilės Manto Kalniečio niekaip nesulaiko. Ja, Mantas žaidžia sezono galo gerai ir niekaip nepavyksta stabdyti. Tai 31 metą tai rezultatų perdavimų pridaro. Aišku, žiūrim, bandom, nesigaunam. Taisom, dar pakol sakau, turim šansų, bandysim kautis. Norint tapti čempionais, 3 rungtynės iš eilės laimėti, reikia pralaimėti jau. Jau pralaimėjom daug, aišku, ir esam, kaip sakant, arti pabaigos, bet dar galim viską ištaisyti. Aišku, tikrai gerai žaidžia, po kol kas nerandam priešnuodžių. Tai atrodo, 3 taškus uždengėm, tai neuždengėm pick and roll. Aišku, tikrai žaidžia gerai, mes kažkur šlubuojam, kažkur atsiliekam 1 sekundę ir nors dabar turėjom 4 dienas pasiruošti, kažko vis pritrūksta. Taip, ar netrodo, kad kai kuriem jūsų žaidėjams trūksta noro laimėti? Ne apie patį kalbu, bet yra matos bent jau iš šalies. Tikrai aš galiu pasakyti, kai tikrai netrūksta, bet kažkur kažką pristabdom. Kažkas nesiseka kažkur ir sustojame labai greitai. Dėl to aš nemanau, tikrai pas vyrus yra noro, bet yra, žinot, sunku žaisti, kai atiduodam daug lengvų taškų. Mes iš karto jie, pažiūrėkit, įmeta laisvį, o mes tada pradedam gimdyti. Ir vėl kažkur padarom, nuskaitom blogai situaciją, jie perskaito geriau. Taip, jie geriau dabar šiuo momentu skaito. Ir jiem iki čempionų reikia 1 pergalės, mums 3. Aš sakau, mes nepasiduodam, dar turim šansą, bandysim kovoti. O tas geresnis padėties nuskaitimas yra individualus meistriškumas ar komandinė? Tai individualiai, komandiškai šiuo metu geriau atrodo, tai rodo aikštelėje. Mes, kur turim mes, kartais veržiamės, kur turim veržtis, metam. Aišku, jie gal labiau patyrė, bet sakau, dar pakol turim šansą, kovosim. Stepai galbūt kažkiek atsilieka todėl, kad jėgų trūksta. Nenoriu sakyti, dabar buvo 4 dienos, tikrai pasilsėjom, aišku, yra sezono galas, bet jie skaito geriau tas situacijas, mes šiuo momentu ne ir bandysim ieškoti priešnuodžių. Stepai, šį sezoną Žalgiris gerai žaidžia tik prieš Lietuvos Rytą, bet, pavyzdžiui, tu galėtum palyginti, pavyzdžiui, žaidimą su Chimkais, su to pačiu CSKA? Nežinau, nenoriu lyginti, čia kitokie turnyrai, kitokios lygos, žaidžiam dėl čempionų vardų, jeigu jie geriau žaidžia Lietuvos čempionate, mes gal Rusijoje, bet tai nieko nereiškia, mes turim, nežinau, kažkaip atrasti savyje jėgų ir duoti jam kovos.